mes labai dažnai norim žinoti, kaip kažkas įvyks, ane? Bet kaip sakiau, jau visata žino daugiau galimybių negu tą, ką mes žinom vieną, bet labai dažnai vien dėl to, kad protas nežino, jisai neleidžia mums net atsipalaiduoti, nes, nėra kitos galimybės, kaip tik ten, imkim operaciją ar ten kažkas tai, ne? Ir vat užsiciklinom, sakykime, ant to ir dejuojam ir kankinamės dėl to. Tai va, tai tokia praktika galėtų būti va ta pravėrimo, sakykime, ar ne? Kokie galėtų būti apskritai būdai ir pafantazuokit, kad ir patys fantastiškiausi būdai, kad ir ten nežinau, kokie ateiviai nusileis ir išseniš operuos ar kažkokiais ten abrakadabra padarys. Bet jau vien tai, aiškus ir visus, kiek įmanoma, ir racionalius kažkokius tai būdus tame tarpe, jau vien tai jums atidarinės jūsų tą užsidarymą, sakykime, tą įsivaizdavimą, kad yra tik taip, o ne kitaip. Tai va, tai jaučiat, kad yra kažkoks užstrigimas arba labai protas dimsi, bet nėra kitos galimybės, iš kur aš gausiu, tai va, čia jau buvo paskutiniai pinigai, jau daugiau niekur nedirbu, va, čia alga tik tais iš ten, tai va, ir užsidarom automatiškai. Bet jeigu jau mes leidžiam savo, kaip sakau, o iš kur dar galėtų ateiti, o iš kur dar galėtų, dar kažkaip kitaip ir panašiai, tai bet mes jau atidarinėjom savo kalbą ir leidžiam įsileisti daugiau. Protas tiesiog tada, jis nebeuždaro mūsų ir nebekuria įtampų, kas automatiškai atveria mūsų kitom galimybėm, kelia mūsų vibraciją.